Pokyčiai, pokyčiai, pokyčiai. Didžiuliai pokyčiai, jeigu dar kas nesuprato, vyksta Lietuvoje ne šiaip savo. Bet šiaip savo LRT, širšynas, ne šiaip savo gilininkystė, ten toj tarnyboje rado didžiulius kiekius ir aukso ir grynųjų pinigų ir pinigus, kur be abejo ne tik Skvernelio patarėjas, Skvernelis įsivėlęs vienareikšmiškai. Vėliau bus dar daugiau atsiras, manau, įrodymų ir daug kas neįsisuks, daug kas neįsivartys. Tie visi mitingai organizuojami be LRT lėšų, jie finansuojami iš pinigų, jūsų mokėtojų, su kišenių, mokesčių mokėtojų. Apie susirinkusį jaunimą kalbėti nėra ko, tai karta, kuri užaugo prie naujos sistemos švietimo. Švietimo sistema, kur universitetuose visur moko būti vergais, puikiai specialistai, savo dalį srityje žinovai, geri darbininkai, geri darbuotojai, geri tarnautojai, bet lojalūs, buki ir paklusnūs. Vergai, protingų negalima, jų laikyti negalima švietimo sistemos daryti, kad jie sugebėtų patys protauti, nes jie tada bandys priešytis, jie norės būti savimi. Dabar jie nebūna savimi, turi savo nuomonės. Užaugyta dalbajobų, bukų, avių karta. Puikų vergų, puikių, gerų, galbūt gerų specialistų savo srityje žinovų karta. Visur kitur jie buki. O tokiais ir naudojamasi. Kodėl taip draskomasi, kodėl neriamasi iš kailio, kodėl peržengamos visos ribos, agresija. Pažiūrėkime įrašus, tam mitingi agresyvūs, visi aršūs, visi puolasi, visi šokasi. Šiandien vienas tas, kur myžantis šūdas, kur sugeba tik ant kapų išmatas draipstyti ir šlapytis ant paminklų, jisai dar spjovė Antano Kandratų į veidą, gavo bei atgal į snukį. Mažai gavo. Na, bet jo likimas kitokis to myžančio šūdo. Į kas nors kada nors paskandys išmatų duobėje, nes ten jam ir vieta. Na, bet čia kitas dalykas, apie padugnės gana. Tai va, pokyčiai, kokie tie pokyčiai vyksta? Keičiasi jėgos Lietuvoje. Kažkam atėjo krachas, kažkam atėjo galas. Kažkas džiaugiasi trina delnais, kad Landsbergių klanui atėjo galas. Taip, atėjo galas. Ir augalininkystės tas visas afera, tos visos korupcijos, vagystės, tie visi. Ten dar tik pradžia. LRT tik pradžia. LRT ten taip pat baudžiamų bylų garantuotai bus iškelta už didžiulius 100 milijoninius pinigus nuvoktus. 100 milijonų sumas išvaistytas. Ir risis ir toliau, nes yra jėgos, kuriam reikia pokyčių. Aš nemanau, ar liaudžiai iš tikrųjų bus geriau. Kažkurį laiką bus geriau. Kažkuriam laikui žmonės pasisems keršto. Jie pasimėgaus kerštu už Landsbergino klaną. Landsbergino klanų labai skaudės, jie smarkiai nukentės. Jie labai kentės, atsakys už viską, ką darė. Bet nemanykit, kad viskas vyksta savaime. Aš manau, čia mano asmeninė nuomonė, kad tas klanas, išorinis, kuris valdo Lietuvą, Landsbergių klanas jau susikompromitavo, jie jau susitipė, jie jau per daug. Jie jau nepopuliarūs, jų populiarumas smunka iki žemiausio lygio. Rinkėjai per artimiausius rinkimus, į prezidento rinkimus tikrai neišrinks nei prezidento už jų pusės. Seimo rinkimus pralaimėjo, kitus rinkimus išvis triuškinčiai pralaimės. Jiem ateina krachas. Vadinasi, kažkam tai reikia naujos jėgos Lietuvoje. Ta nauja jėga suformuojamas, pavyzdžiui, sukurtas Žemaitaitis, kuris taip pat, jisai nėra ten. Tas gerietis kovotojas kovoja prieš klaną, nes jam užduotis nuvers tą klaną, sunaikyti. Ir sunaikys. Kas ateis vietoj šito klano? Kitas klanas. Garantuotai kitas klanas. Tie, kurie šešėliai niekada neleis, kad tautą valdytų liaudis, kad liaudis galėtų rinktis pati savarankiškai be jokių juodų technologijų. Vis tiek žiniasklaida bus kitos sistemos rankose, tačiau opozicinės sistemos rankose. Kai tie, kurie kontroliuoja ir valdo, pamatė, kad opozicija užima viršų, jau eina į viršų, jau kyla ir kad Landsberginas pralaimė, kodėlgi jų ir nepaukojus. Kažką tai reikia paaukoti, kažkas turi būti nuteistas, kažkas turi būti nubaustas, kažkas turi būti pakartas, ta perkeltinė prasme. Ir kažką reikia sudegyti. Suprantate, suplyšusius rūbus išmeta.
Kai sunešioti batai, juos išmeta. Kažkurį laiką taiso, bando sutliau lopyti, bet dabartinis klanas Landsbergynų jau ant tiek užlopytas, kad jau lopų nėra kur dėti. Todėl reikia jį pašalinti. Jį pašalys, pastatys kitą klaną, sukurs kitą klaną. Tie, kurie iš tikrųjų valdo Lietuvą. Jeigu kas manot, kad tauta iš tikrųjų valdo, kad iš tikrųjų mes išrenkam ir valdo tie, kur išrenkam, ne. Man visiškai negaila likimo tų Landsbergyno visų, kas jų laukia, man jų negaila. Jie nusipelnė, jie atsakys. Tik pakartosiu, tas, kas ateis nauja, ta jėga, jie tikrai, jie taip pat bus paklusnus. Supranta, sistemai svarbu valdyti, jiems nesvarbu per ką valdyti. Ar jie valdys per opoziciją, ar valdys per Landsbergyną, ar valdys per liberastus, ar per socdemus, ar per bet ką, jiems visiškai nerūpi, per ką jiems svarbu kontroliuoti tautas, kontroliuoti liaudį, kontroliuoti daugumą ir valdžią turėti savo rankose. Jį valdys bet kokią, ar opoziciškai mąstančią, ar neopoziciškai valdys bet ką. O pakartosiu, purvas, šitas jau viskas, jau baigėsi, jie išsisėmė, išsipurvino, apsiterliojo, visi tie kelaičiai, visi Landsbergyno pakalikai, jie visi kentės. Jie praras valdžią, ateis nauji. Laukiam naujų. O kas jie nauji? Manau, jūs daug kas jau numatot. Tik negalvokit, kad jie nedirba tai pačiai sistemai.